Oi, einu užsigalvojusi apie produktus pyragui, nieko nematau. O, pyragas. O kaip naujamečiai pažadai, sveikai maitinti, sportuoti, lieknėti, gražėti, ką? Taip, iškepu šį pyragą ir viskas, nuo pirmadienio griežta dieta. Beje, tu irgi sakai, pyragų nevalgysi, tai gali ir nesidomėt, neprašau. Gerai, tai kokį ten skanėstą kepsit? Tai va, kepsiu migdolinį 3 karalių pyragą. Sako, prancūzai tokį kepa. O 3 karalių kartais ne abi didžiosios? Pagal bendrasias rašybos taisyklės, tik pirmasis šventės pavadinimo žodis rašytinas didžiąja raide. Tačiau stilistiniais sumetimais arba turint omeny religinių personažų pavadinimus galima ir abi didžiąsias rašyti. 3 karalių dieną anksčiau dar kūčialėmis vadindavo. Per jas valgydavo 3 karalių duoną, bandeles su baravykais, pyragą su bruknėmis. O kad jau tradicijos tokios, tai nieko bloga, jei ir jūs mane savo pyragu pavaišinsit. Ot, gudruolė, eime į parduotuvę greičiau. Akvilė, pažiūrėk, kiek kainuoja migdolai? 2,20 eurų. Nesupratau, kas čia per kainą? 2,20 euro, o ne eurų, nes 20 centų yra euro dalis, o ne visas euras. Bet geriausia sakyk 2,20 eurų. O ar būtina sakyti euro centai? Ar pakanka tiesiog centai? Pakanka centai, nes lito eurų jau nebėra. O ar taisyklingai šioje etiketėje sutrumpinti eurai? Lietuviška euro santrumpa yra eur. E didžioji, kitos 2 raidelės mažosios. Bet galima vartoti ir tarptautinį kodą, tai būtų visos 3 raidės didžiosios. Bet galima ir rašyti euro simbolį. Pavyzdžiui, prekių etiketėse, reklaminėse plakatuose daug patogiau, stilistiniais, grafiniais, praktiniais sumetimais tikrai galima vartoti euro simbolį. Noriu atkreipti dėmesį, kad euro simbolis ar santrumpa ar kodas yra rašomi po skaitmenų, paliekant tarpelį. Dar noriu pasakyti, kad cento santrumpa lieka ta pati CT. Abi raidelės mažosios ir jokių būdų negalima po jų dėti taško. Nei po euro santrumpos, nei po cento santrumpos. Gerai, aišku.